Labą dieną, su jumis aš, gydūnė profesorė Dalia Sekmokienė. Šiandien pašnekėsim apie tai, ar mityba gali padėti harmonizuoti parasimpatinę nervų sistemą. Įkelsiu ir visada peržiūrėkite mano aprašymuose kitus video, kaip šią sistemą harmonizuoti kvėpavimo pratimų, biohaikingo metodais, adaptogenais. Nes jūs žinote, kad autonominė nervų sistema yra simpatinė ir parasimpatinė. Bėk, kovok, pavasarį vyrauja šiek tiek simpatinė. Tai tarsi ūglys, kuris pramuša asfaltą, atsiranda naujos žinios, idėjos, norime eiti, nugalėti, naujos idėjos reikalauja suburti komandą naujų jėgų, bet gali atsirasti perdegimas ir išsekimas. Tada, kai mums maistą virškina, tada, kai mes atsigulame į lovą ir ruošiamės užmigti, turi vyrauti parasimpatinė sistema. Virškinimo metu jinai uždaro, atidaro reikiamus skrandžio arba tulžies vožtuvus ir tuo būdu reguliuoja ir mūsų virškinimą. Ir tada, kai reikia, įtempia jėgas darbui, o tada, kai norime atsipalaiduoti, mes nueinam į tokį lengvą ramų atsipalaidavimą. Juk visada norėdami net ir raumenis, kad atsipalaiduoti, kartais smarkiai suspaudžiam arba įtempiam ir po įtempimo ateina atsipalaidavimas. Ir prie ko čia sakysite dabar mityba? O maistas irgi turi įtakos nervų sistemai. Neveltui yra žolės tokios stimuliuojančios, tonizuojančios tai daugiau maitina, bet stimuliuoja kava, damiana, energiniai gėrimai su kofeinu. O mes pakalbėsim apie maistą, apie parasimpatinę nervų sistemą, kaip maistas galėtų jai padėti, sustiprinti šią nervų sistemą, sustiprinti ir neuronus, neurotransmiterius, kurie veikia tuo metu, kai mes esame veikiami parasimpatinės nervų sistemos, vakare melatoninas, dieną serotoninas, kad būtumėm nepriklausomi nuo dopamino, nuo tų trumpalaikių pasiekimų arba kažkokių lošimų kompiuterių. Taigi parasimpatinė nervų sistema stiprina miegą, ramybą, širdies ritmą. Nereikia, kad jinai plaktų visai per daug greitai. Ir imuninė funkcija. Kaip ją aktyvinti? Be kvėpavimo ir masažų, masažas nugaros labai padeda, nes pagal kinų mediciną skirsto energiją visam organizmui. Ten eina kanalas, kur paveldėta energija eina širdžiai, plaučiam, kasai blužniai, skrandžiui, inkstams, kepenims ir taip toliau. Ir tada mes esam daug gyvybingesni. Taigi be kvėpavimų ir masažų tinkama mityba ir augalinėmis medžiagomis. Veikliosiomis medžiagomis esančiomis adaptogenuose, prieskonėse, lietuviškose žolelėse. Dar labai svarbu mažinti streso hormonų gamybą ir uždegimą. Streso hormonai, kortizolis, adrenalinas neturi ištisai piltis kaip iš gausybės rago, kai to nereikia. O prieš uždegiminę mitybą tai labai daug antioksidantų, irgi aprašyme duosiu nuorodą, kam labai svarbu, kodėl reikia tų antioksidantų, kodėl jie sumažina uždegimą. Ir kas yra uždegimas apskritai, kodėl jis atsiranda kūne ir kodėl uždegimas pasidaro sisteminis visam kūne. Tai kai kas kalba, kad reikia subalansuoti omega 3 ir 6, daugiau omega 3, bet vieno omega 3, 6 balansų tai nebus prieš uždegiminę mitybą. Tai yra antioksidantai ir gerieji riebalai, gerieji angliavandeniai. Ir nervus esam įpratę nuraminti kartais priverstinai, užgniauždami emocijas. Tai tik išoriškai žmonės mato, kad ten mes nereikiam, nesitrankom, esame inteligentiški. Tai užspaudimas nėra, o kad tikrai nervų sistema pailsėtų, galime ir žolelėmis. Tai jos nekenks prieš naudojant antidepresantus. Pasižiūrėkit mano video apie šafraną, tai natūralus antidepresantas. Apie ašvagandą. Čia įeina ir ašvagantas, ir kitos žolelės, ir netgi bazilikas yra prieš toks ir kartu ir prieš uždegiminis ir nervų sistemą palaikantis. Čia tai yra daugiau vitaminų ir amino rūgštys ir jų yra labai daug.
Ir labai siūlau pasižiūrėti ir apmąstyti, ar jūs maitinatės taip, kad jūsų kūne nebūtų uždegimų. Tai mityba, kuri gydo uždegimus ir autoimuninės ligas. Ir po autofagijos proceso aktyvinimo, kai pasnikas sunaikina tas ląstelės organėlės, kurios jau pasenusios, kurios palaiko uždegimą, įvairius neigiamus darinius, kad nereikėtų paleisti apoptozės proceso, kad ląstelės nevirstų vėžinėmis. Būtinai pasižiūrėkit. Čia aš ne visus video rodau, aš daugiau rodau prieš uždegiminę mitybą ir kaip sumažinti stresą natūraliai, pavyzdžiui, negatyvumą. Čia daug trumpų metodikų, pradedant kvėpavimu, filosofiniu požiūriu, paleidimo žmonių, kurie jums linki blogo, atsiribojimo, kada galima, kada negalima. Ir virškinimą natūraliai atkurti irgi žolelėmis ir mažinant stresą. Nes jeigu parasimpatinė sistema prastai veiks, apie jokį gerą virškinimą tik tai pasvajosim. Taigi labai padeda žolelės ir adaptogenai, ashvaganda. Ramina, mažina kortizolį. Kartais sakoma, jeigu turiu skydliaukės hipofunkciją, negalima. Galima, tik tai daug mažiau. Ir ne vieno mėnesio kursas tikrai nepakenkia. Rausvoji radiolė žvalina, balansuoja stresą. Kininis citrinvytis, dar vadinamas šitandras, stiprina kepenis, jų energiją pavasarį ypatingai gerai. Bazilikas. Indijoje jis vadinamas tulsi ir kartais lifin kitose parduotuvėse pardavinėjimas kaip tulsi, tai už tai parašau ir šitą sanskrito pavadinimą. Jis išveda gleives iš organizmo, neleidžia formuotis cistoms, polipams, miomoms, augliams, bet ramina nervus. Taigi, jeigu bronchitas šalins gleives ir kartu sumažins susirūpinimą nerimą. Valerijonas, pasiflora, melisa padeda užmigti. Levandos, reičių grybas ir visi kiti aukštesnėji grybai, šitakė, kordycepsas stiprina imunitetą, visi adaptogenai. Irgi pažiūrėkit mano video. Parasimpatinė sistemai labai gerai skaidulos, maitina, sudaro sąlygas, virškinimo veiklai gerai veikti, maistus link žemyn, nesudaro užkietėjimų. Trumpos grandinės maistinės skaidulos yra prebiotikai, maitina gerąją mikroflorą. Fermentuoti produktai labai gerai. Visas net žolelės galima fermentuoti. Tai yra rauginimas. Rauginimas moksliškai yra fermentacija, nes bakterijų išskiriami fermentai dažniausiai iš angliavandenių gamina organinės rūgštis, o kai pH pasiekia 4,6, pradeda žūt puvimo bakterijos ir daug ilgiau maisto produktai išsilaiko. Prastai pH būna apie 4. Tai padeda geriau veikti ir skrandžio žarnynui. Omega-3 riebalų rūgštis. Visos ir mūsų riebės žuvys, upėtakiai. Magnis ir antioksidantai ramina nervus. Kokį magnį rinktis? Vienas labiau laisvina vidurius, kitas geriau įsisavinamas. Magnis yra chlorofilo formulės viduryje. 4 azoto atomai ir magnis. Taigi dabar žalumynų daug atsiras, pavasaris ir jūs galit natūraliai gauti iš žalumynų, o jeigu ne, pasirinkit magnio papildus ir būtinai pasižiūrėkit šitą mano video apie magnį. Perdirbtas maistas, cukrus, kofeinas dirgina simpatinę sistemą. Bėk, kovok, dar dirbk. Ir dar lėtas valgymas. Sau gražiai pasidedi ant stalo, neskuba. Pusryčius arba pavakarius, net vakarienę. Bet vakarienė turi būti lengvesnė. Sąmoningas kramtymas. Rest digest, labai angliškas populiarus žodis, rest polisis, digest virškinimui. Polisis valgam. Lėtai pavalgom, galim daryti tarpus, sustot valgymo metu, pasišnekučiuot, bet kramtot ir ryjant maistą nekalbam. Ir toks valgymas, kai ramybė, žvakės, gražus stalas, graži staltiesė, galite, paprastas dabar būna, net galit kaimišką dekorą pasidaryti, galit pasities klijuotę, jeigu virtuvėje valgot, kažkokią gėlėtą, netgi tokią, kokią jums patinka. Balta staltiesė, žvakės, tai čia didžiulio iškilmingumo pojūtis ir kartais jis kaip tik aktyvins simpatinę nervų sistemą, jeigu jums tai neįprasta, jeigu labiau įprasta tokia rami kaimiška aplinka, kaimiškos gėlės ant stalo, tada labai paprastai valgom. Svarbu, kad būtų ramu ir gera širdį.
Tai parasimpatinės sistemos maistas, ramybė. Savaitės planas parasimpatinės. Avižinė košė. Avižos turi labai mažai glitimo ir avižos metaboliniui sindromui labai gerai, neleidžia cukrui greit pakilt. Šią ligą negali peraugti antro tipo diabetą arba širdies ligas. Pavyzdžiui, pietum lęšių sriuba, lašiša, vakarieniai bazilika ir melisos arbatų. Jeigu norim užskatinti autofagijos procesus, tai vakarienės beveik ir nevalgom, geriam tik arbatas. Galim, jeigu nuo pietų liko lęšių sriubos, bus mažiau darbo, kad kažką gaminti arba labai nedaug daržovių troškinio. Apie kiekvieną dieną tada nekalbėsiu, tiesiog daržovių troškinys, tik tai skirtingos daržovės. Šiandien dariau morkas, kopūstus, pusę cukinijos. Vyras keliom dienom išvykęs ir porų. Ir galvoju, gal aš mėsos, bet gavėnį labai labai mažą, tiesiog visiškai mažesnį už degtuko dėžutę gabaliuką lašišos suvalgiau. Ir galvoju, rytoj dar čia 3 dienom, ten 100 gramų, po 30 gramų. Pietum vakarienės dar ne. Antradienis jogurtas, bet būtinai kambario temperatūros ir jeigu apibarstot uogom, išsimat iš vakaro irgi kažkokių šaldytų dar nėra. Pirmoji uoga bus sausmedis, daug antocianinų irgi ir prieš infarktinį, prieš uždegiminę labai gerą uogą, laukite jos. Tada pietum bolyvinė balanda, troškintos daržovės. Ir kad jau smigtumėt vakare ir gerai mėgotumėt valerijonų. Jeigu liks troškintų daržovių keli šaukštai. Ir bus tikrai nervų sistemai labai gerai. Trečiadienis avokadas, galit su pilna grūdė duonytė, rekelė, daržovių sriuba ir irgi pašildyta šiek tiek varškės su cinamonu, kitais prieskoniais, kuriem patinka vakarienį pasifloro arba. Ir irgi galite daržovių sriubos pasilikti, jeigu jūs negalėsit užmigti vakare. Tai 2 kartus siūlau valgyti gavėnios dabar metu arba pasniką. Toliau ketvirtadienis pusryčiam grikiai irgi galite apibarstyti, pavyzdžiui, troškintom morkom su svogūnais pakepintom, pietum baklažanai su avinžirniais, žuvis ir baklažanų pasilikite vakarienį. Čia aš jau apie vakarinės sriubas neberašau, nes galite viską, ramunėlės, kmynus, mėtas, levandą, kas tik jums patinka. Penktadienis mūfi, glotnučiai reiktų lietuviškai. Sutrint daržovės įvairias, bananus su kiviais ir kitam kalakutieną, lęšių troškinys. Ir kaip vakare sakiau, arbatos. Galite pasilikti lęšių troškinį, omletas. O matot, omletas su brokoliais, labai skanu. Burokėliai ir varškės apkepas pietum. Vakarienė vėl kažkokia įdomesnė arbata ir jeigu norit, pasilikit keli šaukštus burokėlio, galima ir varškės apkepo, bet labai labai jau nedaug, šaukštą 2. O sekmadienį avižiniai blineliai, bet avižų košė, kam buvę skrandžio opos, kam skrandis neveikia, kam gleiviniai kažkas tai blogai. Lašiša, tai pasilepinsit ir daržovių sriuba ir vėl vakarienį kažkokia tai arbata. 2 kartus valgyti pilnai užtenka. Dabar adaptogenų ir žolelių derinimas. Rytas ašvaganda arba radiolė galit gerti vietoj kavos, ypač valymosi metu, norėdami sustiprinti parasimpatinę nervų sistemą. Dieną šizandra arba leuterokokas. Vakaras pasiflora, melis arba valerijonas arba bet kuri lietuviškų žolelių arbata, kurią jūs prisirinkot prisidžiovinant, kad galit ir džiovintos žemuogių uogos turi geležies, jas reiktų ir suvalgyti su lapeliais. O vakaras irgi tas metas, kada dar parasimpatinę nervų sistemą galit stiprinti, lėtai žiūrėdami, kaip saulė nusileidžia, pasvajodami, pasivaikščiodami tuo metu, kai saulė leidžiasi, ypač jeigu dieną dirbote. Ir šis derinys palaiko visą nervų sistemos balansą. Tai labai labai svarbu. Ir apibendrinimas. Gyvenimo būdas tas parasimpatinės nervų sistemos. Stenkitės nesiaudrinti, nepergyventi dėl niekų. Jeigu ką pametėt, praradot, taip lemta. Tai lengviausias kartais atsipirkimas dėl įvairiausių klaidų. Svarbu sveikata. Ją suprantam ir jos reikšmė tik, kai ją praranda mes, o neduok dievė mūsų vaikai senatvėje, kai tėvai praranda, ypač vyresni, tai galbūt nėra taip jau visiškai natūralu prarasti 70 metų.
90, jeigu kelis mėnesius jau prieš iškeliaujant į amžinatilsį sunkiau vaikštom ar ką, tada natūralu. O taip labai svarbu gyvenimo būdas, reguliarus valgymas, poilsis, ramūs ritualai, sąmoningas kvėpavimas. Įkvepiam diafragmą į pilvą, juda. Iškvepiam, pilvas subliūkšta, diafragma juda. Tai atsipalaidavimas. Įvairūs yra kvėpavimo pratimai. Taigi nustoju dalintis ekranu ir visiems linkiu gero pavasario ir sveikatos. Būkit ramūs, sąmoningi ir sveiki.